vidų. Jo. Vaikai vidui, o mes bištytės tvarkomės. Taip, gerai. Dar biškį merk. Tai tą mes. Kelias sekundės jau tą nuklikyti, iškart man čia mes. Kur tau dėt? Čia dėk, vištą dėk čia. Ant viršaus. O tu te? Aš čia atsinešiu kėdutę ir pešiu. Ne, tai gerai. Ką vakar susitvarkėm tas vištas, tai iki tamsumų jau, bet sudėtos į šaldiklį. Tai dabar kol mergos darželį, tai einu valytis toliau svogūnus. Jau turiu 7 dėžutes va, sukrautas, tai iš čia nusivaliau. Tai dar liku čia. Tai reiks atsinešti. Ir gavau, užsisakius buvau česnakų sėklai. Nes vietoje vienos vagos noriu 3. Mažai buvo. Tai va, graži sėklytė. Gražus česnakai. 3 kilogramus pirkau, tai dar kilogramą iš savų pridėsiu ir tikiuosi užteksiu 3 mėlėm, jei nereiks čia vietų ieškoti kur pirkt. Gal užteksiu. Šiandien palieku 1 dieną jau mėję miegot darželyje. Dabar 2 dienas buvo iki pietų labai neblogai. Va, tai matysim. Aišku, ant zeksos čia valysiuos ir lauksiu skambučių, bet tikimės, kad bus gerai viskas. Šiaip tai iki pietų buvimas tai kol kas labai sėkmingas, geras. Tai va, tai bandysim palikti. Turėtų viskas būti gerai, nes namie jau nebūn pavargus, pati ant miegų. Tai dar taip išsibalansavus, kai visi vaikai mokyklose, darželiuose, tai atrodo, taigi laisva, ką nori tą veikti, bet dar nesusikoncentruoju, nuo ko kaip. Tai dabar sakiau, reikia susitvarkyti svogūnus ir bus ramu. Vienas darbas iki galo padarytas. Šiandien siuntinių gavimo diena. Užsisakėm vakuumatorių. Einam biškį brangesnį. Ne brangiausia, bet tokį, sakykime, vidutinį variantą, nes daug mes vakuumuosim. Tai pagrindas, kad paukščius mėsą. Bet ir daržovės labai gerai, ypač gerai, kai mes, pavyzdžiui, nusiperkam ten rūkytų kažkokių ir dalį dedi šaldiklį, o dalį valgai, tai ten dešros kokios yra kas tai. Tai va, į vakuumatorius vakuumuosime ir bus daug geriau negu
su maišiuku dėti šaldytuvį. Žiūrim, ką turim. Šiek tiek pagrindą šviežiaus mėsos suvakuumuoti. Kaip čia šitiek. Spausdintuvas. Pastudijuoti. Rimtai, kas spausdintuvas? Ir ėmėm su, kad būtų su šlangutė vakuuminėm indelėm vakuumuoti, nes sakau, gal, pavyzdžiui, nusipirksim dangtelių vakuuminio, ne, tai vat. Bet žiūriu, šlangutės komplekte nėra, tai turbūt reikės papildomai nusipirkti, kai reikės. Nu, 4 vagikės nusigrybiau, tai rytoj pasibaigsiu, viską nueisiu. Kai nieko nepurškiam, tai va, ir žolių yra. Bet nieko, sugrėpsim, bus gerai. Nu, priėjau prie, kur įsibetonavom tą antrąją patalpą, tai tuos griuvelius užsitepliau, susimaišiau biskį košės, turbūt neužteks šios, bet dasimaišysim. Va. Ir reikia užsitepliuot, paskui prisineša tų žemė, tikrai da su šiupėlė perėt šašus.
maišausias, pirmąsyk maišausi. Pakai. Nu, žodžiu, parsinešiau, dabar greibiau, bulvienuoju. Tai sakau, nu, tas nu toks gražus, nu, įbarškinau, į ūselis nudžiuvęs, į geltoną dėmę įvairą. Ir sveria beveik 10 kg 9 kopėkom. Bijau dabar pjautų, jeigu jisai baltas. Ne, jisai lūžo. Jisai nebus baltas, jisai nebus... O, Jėzus. Sėklos įdai tokius baltokus, bet pats arbūzas labai skanus. Rausi. Teiks atsivežti jaučiu dar tų žemių, ne? Šitą pusę, bet tai gerai. Tai antrą čia ir gerai, tenais ten. Makytai. Vidit, kai traška. Jeigu serdyti jaučiu arba tepalo nėra. Arba tarpinę reikos šimt. Nu va, įbaigta. Nusinešu paskutinės šmatkės, paliukos į kalemką. Žmonės, kurie ateis savo kitų kapų laistyt, kad neužliptų mama ant rinkučių šiandien. Nes dar jūs tik tai stingsta, tai paskui užlipa su klaipu. Tai va, toksai dar vienas darbelis. Prėlėte iki to kampų, čia, nuo to balkių. Gerai, davai, reikia čia bačkas, šitam, čia, bet apškėtų, čia. Ir nevėjau apškėtų. Tu čia nepjaustyk nieko. Gerai, kad... Sakai, čia. Na, va šit. Pataisim. Čia pastumam gražiai ir klik. Nu va. Normaliai. Yra. Gražios. Dar tas nukasti čia matysi. Nu ką, stojam.
Neįveikia, keisti, tai Ai, gerai. Pasitrauk, reiškia, gal meskit į šitą judų. Aš varau išpilt. Žodžiu, mes tingim ilsėtis. Tai dabar kokią dar laiko turim, tai nusipjaunam bačkom viršūnės. Vištom į vieną bačką toną pilsim grūdų mišinį, tai kur įeina, kur dabar traiškyti, tenais kukurūzai, grūdų kelius rūšis, o į kitą vien tik grūdus. Na, apie toną reikia. Tai žodžiu, žiemai kaupiamės. Na ką, atvažiuos nuraust bulvių, tai tą tarpą einam susiruošti Arčiui stogui, rėmą, medieną. Nusidažysiu, paskui Andrius prisuks. Ir teliks tik skarda. Ir viskas. Bus voljeras baigtas. Nu, tai aišku, da aplink paskui betonuosim, tai taip, anaip. Nu, nieko, leis. Ejau, duok man piešt reikia. Duok, prašau, piešt man reikia. Eja. Teks pasiimti kitą. 10, 9 šutus. Gerai. Duok vėją, man prašau piešti. Duok čia. Mama, pasieksite? Da, pasieksite.
Ne, o, remk čia aš pasimsiu. Yra. Nu va, vaizdelis toksai kažkur tais. Tai čia vadėsis priekį lenta dar. Aišku, skardant viršaus. Bet viskas iki tų jau paruošta, kleivelių jokių nedėsim. Iš čia tas kondensatas nesilaikys. Va. Gerai. O mane pasimoka. Filmuoju tave. Tai va. Bet čia, žinok, užsidės tas stogas, tai jam pavėsiu tikrai bus daugiau negu dabar buvo. Tai čia vat matos, kur pavėsis bus. Čia praktiškai visas bus valieras pavėsį. Vau, dabar tą dekį vis dėlioju, tai iš vienos pusės, iš kitos pusės palei laiką per dieną. O čia visas sakė, kad jie pakloja lygiai. Taip, taip. Jo lygiai pakloja. Tai va. Tuos dėjom va storesnios, paskui dar Andrius nori 5-tukus dėti, bet jau nušnekimo, skau nereikia, užtekščių. Tai uždėjom tik lentas va. Lentas, tai čia vat dėsis lenta, o skarda į priekį išeis. Lietvamzdžių jokių nedėsim. Čia nėra reikalo. Na va, tai biškį nulyduką padarėm. Va, čia. Nu, taip. Nu va, žodžiu, tai taip. Baigiam savaitgalį. Žodžiu, kaip dažniausiai tradiciškai. Andrius su triusikais prieš šašlykiniais. Čia vos ne. Čia taip ir sekmadienis. Svarbu oras geras dar. Jo. Tai viskas. Mes einam valgyti ir mums skanaus, o jum čiau. Čia.